šiuo laiku tikslu kažkaip tai nekeliu sau. Kol kas pasroviui gyvenu. Jaunystėje turbūt tikslų buvo, bet kažkaip tai jie išnyko ir dabar ir tikrai jų nepasiekiau. Tai kad ir siekti šio laiku neturiu ką. Savo gyvenime keisti, ko gero nenorėčiau nieko. Aš manau, kad šiai dienai jaučiu, kad einu tuo keliu, kur noriu eiti ir aš manau, kad viskas bus gerai. Prasidės naujas gyvenimas, dėl kurio dar visiškai nesu užtikrinta. Iš tiesų, dažnai sulaukiu klausimų iš aplinkinių, netgi iš šeimos narių. Labai paprasto klausimo. O tai ką tu dirbsi? Aš juokais atsakau, kad aš taip visą laiką ir mokysiuos. Ir iš tiesų tada pamanai, kad menų srityje turi būti labai užtikrintas tuo, ką darai ir kuo tu sieki, nes kitu atveju iš tiesų turbūt tenka keisti profesiją. Tarpas buvo turbūt visada tarp manęs ir klasiokų, nuo vaikystės tokia. Ir taip tęsiasi iki šiol. Momentas gyvenime, kai atrodė, kad esi išsišokęs labai ir bandai pritapti prie visuomenės. Ir iš tikrųjų, praradimas to yra tai, kad tu tampi pilkamasė, nes tu esi kaip visi, tiesiog yra tam tikri nuleisti normos, dogmos, kaip tu turi elgtis, koks turi būti, kaip tu turi svajoti. Tai tiesiog buvo toks momentas gyvenime, kai aš jaučiuosi, kad aš turiu gyventi kažkieno kito gyvenimą. Ir ačiū Dievui, užteko tos drąsos išeiti iš to. Ir ką aš atradau, išėjusi iš to pristaikymo, iš to pilkos masės, aš pradėjau, man tai davė galimybę pakilti paukščio skrydį ir pažiūrėti šiek tiek į apačią. Tai nereiškia, kad ten esi kažkoks labai susireikšminęs, labai pasikėlęs, bet tiesiog pradėjai matyti tam tikrus dalykus, kurių anksčiau nematei. Tai yra labai, labai gerai. Keisti savo gyvenimą visada kažką tai norėjau, bet visada tingėjau kažką tai daryti dėl to. Todėl lieku toj pačioj vietoj visą gyvenimą. Buvo sunku, reikėjo pyktis ir laikyti savo. Ir buvo labai daug pasipriešinimo ir nepalaikymo. Bet draugai gal labiau suprato, o po to ir atsirado tenai vietos draugų. Nežinau, ar turiu tikslą. Nežinau, ar kada nors turėjau tikslą. Dažnai pagalvoju, kad, gal prie to prisideda rutina ir susiaurėjęs požiūris, nes dažnai atrodo, kad tikslas
na, tarkim, einant miegoti, tikslas yra atsikelti, atsikėlus tikslas papusryčiauti, vėliau eiti į studiją. Dieną tikslas nuveikti vieną ar kitą darbą, tačiau labai retai pagalvoji apie tikslą iš esmės, apie kiekvienos, apie tai, ką kiekviena diena ir kiekvieną dieną nuveikti darbai ar nenuveikti darbai, ko link jie veda. Kartais gal man šiek tiek ir baisu, jog neturiu tikslo. Tačiau jeigu iš tiesų jo neturėčiau, turbūt nebūčiau čia, kur esu. Artimieji į mane žiūri, na, visi žiūri mane skirtingai. Dažnai būna momentų jaučiu, kaip nesutampa mano nuomonė su aplinkiniais, su artimaisiais. Jaučiu, kad ne visada pataikau į tą taktą, kurio taktu eina jie. Bet ypatingai dėl to nepergyvenu, nes aš jaučiuosi, kad einu savo keliu, kad svarbiausia, kad aš esu laimingas, jaučiu, kad einu, elgiuosi teisingai. Ar jaučiuosi suprastas, tai, čia turbūt dėl to labai nepergyvenu. Tame taške, kurie šiandien esu gyvenime, reikėjo daug dirbti, kaip ir bet kurioje kitos srityje. Reikėjo daug mokytis, daug reikalauti pačiai iš savęs, pačiai keistis, kadangi norint pakeisti rezultatą gyvenime turi pats keistis. Teko atsakyti labai daug tokių dalykų socialinių, kurių kiti žmonės neatsisako, sakėm televizoriaus pavyzdžiui. Tai yra, kaip mes vadinam, tai yra laiko vagis, kur yra labai patogu įmerkti savo žvilgsnį ir savo laiką gaišti. Tai nebuvo lengva, nes 25 metus augau su televizoriumi ir ten labai daug gerų dalykų tuo metu atrodė, kad buvo. Taip pat teko atsakyti tam tikrų pramogų. Tai tuo metu mūsų aplinkiniai linksminosi, mes darėm darbus, kuriuos reikėjo padaryti. Nesigaliu nieko, ką aš padariau. Gailiuosi tik tuo, kad per vėlai pradėjau, bet tiesiog taip gyvenime atsitiko, kad tuos sprendimus kažką keisti priėmiau gerokai vėliau. Tačiau nuo to momento, kai priėmiau sprendimą keisti, siekti, tobulėti, aš nė minutės nesigailėjau. Ir žiūrint atgal, aš labai džiaugiuosi, kad tie sprendimai buvo priimti. Artimieji į mane žiūri, na, visi žiūri mane skirtingai. Dažnai būna momentų jaučiu, kaip nesutampa mano nuomonė su aplinkiniais, su artimaisiais. Jaučiu, kad ne visada pataikau į tą taktą, kurio taktu eina jie. Bet ypatingai dėl to nepergyvenu, nes aš jaučiuosi, kad einu savo keliu, kad svarbiausia, kad aš esu laimingas, jaučiu, kad einu, elgiuosi teisingai. Ar jaučiuosi suprastas, tai, čia turbūt dėl to labai nepergyvenu. Visada verta kažką tai aukoti, dėti kažkokias tai pastangas, jėgas, kad kažko tai pasiekti. Bet kad ir tu nesieki nieko, kol tas esi pats ir daugiau savo daugiau svajonių, negu ką nors darau dėl to, kad kažką tai aukoju ir įdedu pastangas. Kodėl laimingas? Čia geras klausimas, bet pesimistiškai laimingas. Kai užsimiršti ir kažkaip tai apie problemas negalvoju,
gal visai ir neblogai jauties.